Sveiki visi, šioje pamokėlėje aš papasakosiu, kaip reikia instaliuoti naują kietąjį diską į jūsų kompiuterį. Taip, tai štai šioje nuotraukoje matote, kaip nereikėtų instaliuoti kietojo disko į savo kompiuterį. Aš neseniai nusipirkau naują SSD kietąjį diską ir jis keletą savaičių tiesiog kybojo ant dėžutės štai taip, šalia mano kompiuterio. Taigi, taip nedarykite, o iš karto, tik gavę kietąjį diską, jį instaliuokite į dėžę. Kietieji diskai turi dvi jungtis, viena yra maitinimo šaltinis, elektra, ir kita yra duomenų jungtis. Abi dvi jungtys yra vadinamos SATA, maitinimo šaltinio jungtis tiesiog SATA, o duomenų būna SATA 2, SATA 3, bet jos yra identiškos ir jos yra suderinamos. Taigi, jeigu turite SATA 3 kietąjį diską ir jūsų motininė palaiko tik SATA 2, tai tas diskas veiks, tiesiog bus mažesnis greitis. Štai čia dar viena fotografija iš arčiau. Data duomenų kabeliai visą laiką eina atskirai, o maitinimo šaltinio jie dažniausiai sujungti. Taigi šitie abudu kietieji diskai kabo ant to pačio kabelio, kuris ateina iš maitinimo šaltinio. Matome, štai taip atrodo maitinimo šaltinis. Šis yra modulinis maitinimo šaltinis ir ant čia yra pažymėta štai SATA jungtis. Jeigu jūsų maitinimo šaltinis nėra modulinis, iš jo tiesiog išeis toks pats kabelis su tokiais pačiais antgaliais. Taigi čia fotografija iš arčiau, kaip atrodo SATA kietojo disko jungtys, čia duomenų šita mažesnė yra ir maitinimo šaltinio ši didesnė. Jas netaisyklingai pajungti yra praktiškai neįmanoma, nes šios jungtys turi tokį užlenkimą gale ir niekaip kitaip jos kabelio tiesiog nepajungsite. Ir kietieji diskai dažniausia, jeigu į stacionarų kompiuterį tai dėsis į kažkokį rėmą. Štai matome 2,5 colio diskas dedasi štai tokį rėmą ir jisai tiesiog prisisuka. Jeigu būtų 3,5, tai jisai tiesiog įsidėtų į šį rėmą ir po to jisai įsistumia į jūsų kompiuterį. Nešiojimuose kompiuteriuose yra viskas šiek tiek paprasčiau, ten tiesiog jisai prisisuka keletą varžtų ir įsistumia gražiai. Jeigu turite nešiojamą kompiuterį, kartais galima įdėti kietąjį diską vietoje CD-ROMo, diskų skaitytuvo, arba kartais netgi ateina, jeigu nešiojamas kompiuteris yra galingesnis, su vieta keliems kietiesiems diskams. Ir štai taip atrodo iš šono, instaliuoti kietieji diskai kompiuteryje. Matome, ateina štai čia, šios jungtys yra duomenų, 1, 2, 3, ir štai čia matome elektros maitinimo šaltinis. Ir jie yra sujungti, taigi ant maitinimo šaltinio dažniausiai yra dvi jungtys. Taigi viena ir antra. Ta pati nuotrauka tik iš kitos pusės šiek tiek ir štai taip atrodo iš kitos pusės. Čia yra 3,5 kietasis diskas, čia yra 2,5. Ir štai taip turėtų atrodyti jūsų kompiuteris, kai viskas yra suinstaliuota ir visa dėžė yra gražiai uždaryta ir supakuota. Taigi dabartinės motininės plokštės ateina su SATA jungtimis, bet jeigu turite senesnę, jos ateina su IDE jungtimis. Taigi štai tokios plačios jungtys yra IDE kietųjų diskų jungtys ir štai taip atrodo IDE kabelis. Šių jungčių dabar jau nieks nebenaudoja, taigi nebent rasite labai seną kompiuterį, tai vis dar reikės naudoti IDE, bet reikės paieškoti, norint rasti tokį senuką. Ir taip pat priklauso nuo jūsų motininės plokštės, SATA jungtys kietųjų diskų gali būti priekyje, štai taip išrikiuotos, matome šiokią tokią L raidė viduryje, tai yra SATA jungtys. Ir lygiai toks pats galas yra ant kietojo disko. Šios jungtys gali būti iš priekio arba iš šono. Jeigu aš atsidarysiu savo sistemos paveikslėlį, štai čia mano yra motininė plokštė ir štai čia yra SATA jungtys ir jos žiūri į šoną. Ir kiek tų jungčių yra, taip pat priklausys nuo jūsų motininės plokštės. Ir taip pat maitinimo šaltinis. Priklausomai nuo to, koks jis yra, jis gali būti modulinis arba nemodulinis.
Tai neturi reikšmės, nes jie dažniausiai tai su SATA jungtimis, tos L formos raidės jungtys, arba Molex. Štai matome, čia yra Molex jungtis ir Molex ir SATA yra jos suderinamos. Ir galite štai gauti tokį kabelį. Jeigu pas jūs yra tik tai Molex jungtys ant PSU maitinimo šaltinio, tai galite šitą Molexą pajungti į savo maitinimo šaltinį, į kabelį, kuris ateina iš maitinimo šaltinio, ir štai šis galas jungsis į kietojo disko maitinimo vietą. Tai štai tiek apie kietųjų disko instaliaciją. Video, kaip jungti kabelius, nedarysiu, nes tai yra tiesiog labai paprasta ir labai individualu, priklausomai nuo to, koks yra jūsų kompiuteris ir kaip ten yra tie diskai ir kokia yra jūsų motininė plokštė. Bet idėja maždaug aiški, jūs turite dvi jungtis, tai yra duomenų ir energijos šaltinio jungtys, viena eina į jūsų kompiuterio maitinimo šaltinį, kita eina jūsų motininę plokštę. Tai tiek apie kietųjų diskų instaliaciją į jūsų kompiuterį. Jeigu turite klausimų, būtinai palikite juos komentaruose. Su jumis buvo Vytautas ir iki kito karto.